Sveiki, čia Viktorija. Šiandien pakalbėsim, kas laukia mūsų kaip bendruomenės per ateinantį laikotarpį, savaitę turbūt. Tai va, dabar pradėkim gal nuo simbolių, pasižiūrėsim, kokia bendra energija kolektyvui. Vėžliukas, pakaba, širdelė, gyvybės medis ir fėja žvaigždėje. Gali būti, kad ši savaitė bus daugiausia sutelkta ties šeima, truputį gal garderobą atsinaujinsim su šita va. Pavasaris juk truputį keičiasi ir poreikiai. Bet panašu, kad jūs būsit lyderiai šią savaitę savo šeimoj ar aplinkoj, bet čia daugiausia apie šeimą. Tai kažkokius dominuojančius sprendimus priiminėsite šeimoj. Gali būti, kad pati savaitė bus lėta arba tie sprendimai, kuriuos priiminėsite, bus ilgalaikiai perspektyvai. Va. Nu gerai, palieku dar tuos simbolius, pasižiūrėsim. Kaip tik 3 kortos. Riteris. Čia Lenormand kortas traukiu. Dabartinė jūsų situacija, jūs esate gan aktyvioj dabar būsenoj, judate, gal su fiziniu judėjimu irgi susijusi, gali būti, kad kažkur ruošiatės į kažkokią kelionę arba laukite naujienų kažkokių. Va. Bet ko gero tas laukimas, tas judėjimas daugiausiai prie namų jūs trauks iš tikrųjų. Arba grįžtate iš kažkur namo, gali ir tai būt. Va. Bet rezultate kažkur greičiausiai arba keliausite, arba tos žinios sulauksite, kurios laukiate. Viskas į tą sėkmingą pusę. Gerai, pasižiūrėsim su orakulo kortom. Net nespėjau paklausti. Tuščias šulinys, laikas atsinaujinti ir mindful, pilnas galva minčių. Tai taip truputį ir papildo, kad pilna galva minčių, kaip tas jojikas, riteris, ne, judesys, tai tas judesys gali būti ne fizinis, vis dėlto jūsų galvoj labai daug minčių. Arba nerimastingas esate, žinot, kaip būna žmonės, daug minčių, daug galvoja ir tada žingsniuoja iš galan. Va. Ir kadangi turėjom ir namų kortą, ir čia laikas atsinaujinti, tai greičiausiai tas visas procesas jūsų minčių išvalymo, išsilaisvinimo, jums reikalauja atnaujinti savo gyvybinės jėgas. Ir tas greičiausiai būtų pasiekiama ramybėj namuose, į saugioj aplinkoj. Susidėlioti mintis, pamedituoti, pabūti su savim. Va. Laivas toliau ir gyvenimo kelionė simbolizuoja. Tai man asmeniškai dar ir patį kūną simbolizuoja laivas. Tai atkreipkite dėmesį į savo kūną, ką reikia atgauti, ar jėgas, ar fizinę savijautą pagerinti. Va. Bet iš šitų 2 kortų panašu, kad mintis susirikiuoti labiausiai reikia. Gali būti, kad daug visokių minčių, užduočių galvoja ir kiekviena ta užduotis mintis skamba kaip vienodai svarbi. Ir labai sunku įsirinkti, kas teisinga jums. Gerai, dar taro kortų paklausėm.
kas čia kelia tos mintis, ar kokių laukiam čia naujienų. Gerai, toj. Penkiakampiai vien iškrito. 6 penkiakampių, 10 lazdų ir karalius penkiakampių. Nu, man iš šitų kortų tai panašu, kad raškote savo darbo vaisius. Nes 10 lazdų žmogus pasėjęs visą savo daržą jau tą laukia, kada vaisių reiks nuimti. Žodžiu, visas sunkus darbas įdėtas jau. Penkiakampių karalius, jisai žino savo kelią, vairuoja jį pats, žino, ko nori, ko trokšta ir dėl to dirba stipriai įdėjęs visą darbą. Ir dabar dosnumo korta iškrenta 6 penkiakampių. Jūs dabar savo įdirbį visą nuimate ir dalinate su kitais. Va. Tai gali būti, kad dėl to reikia jums atgauti jėgas, nes labai didelį darbą įdėjote, daug išdalinote savęs ir dabar atėjo laikas atsigauti, pasidžiaugti toj savo malonumais į tą, ir čia štorvalas ir čia tas laivas vėl simbolika atsikartoja. Tai va, gerai, pasižiūrėsim dar iš kitų kortų. Šiaip palankios kortos ir nuo pat pradžių jums kyla. Tiesiog einate savo kryptimi, teisinga kryptimi, dedate darbą, įdirbį savo ten, kur reikia jį įdėti. Ir teisingai viską darote ir tikrai rezultatų sulauksite. Tik tai gali būti, kad labai daug galvojate apie viską. Ir tas galvojimas sekina truputį. Va. Gerai, pasižiūrėkim. Na, apie tas mintis išsigryninkim truputį. Kokių čia minčių pas jūs galvoj daug. Atsakykite į šauksmą. Ką jūsų siela kviečia padaryti? Na va, tai gali būti, kad sielo šauksmas jūsų mintyse irgi yra vienas iš tų minties objektų. Toliau pažiūrėkim. Šuolis. Tu eik pirmas, visata tave pagaus. Ir šviesos spindulys, šviesos stulpas. Jūsų vibracija kyla, jūs esate orakulas. Tai daug čia tų minčių, bet panašu, kad susijusios mintis yra su dvasiniu augimu. Ir jūs mastote, kas vis dar, man atrodo, šią savaitę daugam sakiau, daugam krito kortos, kurios klausė, kas jūs veda į priekį. Tai va, ir čia dar kartą tas paklausimas vėl iškrito, kur jūsų siela jūs veda. Va, ir pasiduokite tam vedimui. Visata jūs pagaus. Jeigu jūs ten traukia, tai yra jūsų sielo šauksmas. Tai tiesiog reikia patikėti visata. Ir dabar jūsų energetinis lygmuo kyla, jūs turite pakankamai aiškias mintis, nors ir daug tų minčių, bet patys savo pranašaujate gyvenimą. Kontrolė jūsų rankose. Gerai, vandens paklauskim. Tai ką tas mūsų siela kviečia mus daryti?
sūrių vandenų motina. Aistra, laukinė meilė, atvira širdis, įleiskite meilę į save, į savo gyvenimą. Tai mūsų siela kviečia savo aistras prisiminti. Būkite atverkite savo širdį, savo aistrai, savo kūrybiškumui, savo intuicijai, leiskite skleistis. Va. Ir įleiskite į meilę. Tai, kad sužinotumėte, ką siela jūsų kviečia padaryti, reikia tiesiog pasižiūrėti, kur širdis jūs veda, kur švirpa širdis, kurioje vietoje, apie ką galvojant, ką veikiant, su kuo bendraujant. Va. Ir taip įsileidę meilę, sužinosite, kas veda jūs į priekį. Bet panašu, kad jūs visą tą įdirbį jau esate įdėję ir žinote, ko norite. Bet gali būti, kad tų krypčių labai daug ko norite. Bet tai yra normalu, žmogus negali vieno dalyko tik norėti. Natūralu norėti stabilumą visose savo sritise ir kūrybiškai reikštis. Va. Tai dabar toks laikas, kai jūs kūrėte savo likimą, kaip pranašaujate patį savo gyvenimą. Tai pasižiūrėkit, kokiom mintim kalbate savo, kaip pranašaujate savo. Prisiminkite, kad praeiti įvykiai nėra pranašai ateičiai. Jeigu kažkas įvyko prieš tai, dažniausiai mes taip pranašaujame savo ateitį, atsižvelgdami į praeities nesėkmes ir dažniausiai save sulaikom nuo naujų ambicijų, nuo naujų tikslų siekimo vien dėl to, kad kažkada nepasisekė ir galvojam, kad pranašaujam taip savo, kad tada nepasisekė, tai ir dabar nepasiseks. Tai nepranašaukim savo, tai pranašaukim gerus dalykus. Praeities įvykiai yra praeities įvykiai, jie nepranašai. Mes gyvenam šią dieną ir ateitį kūrėm, o praeitis yra praeitis. Tai tiesiog reikia pasikliauti visą tą ir eiti su ja. Va. Gerai, man dar čia norisi. Pritraukimas. Tai vėlgi man primena tą kortą, kad jūs esate orakulas ir dabar šiuo metu pritraukėte tai, apie ką mąstote. Tai va, tokią ateitį, tokią realybę pritraukėte, kokią savo pranašaujate, tai žinokite, kad jūsų vibracija aukšta dabar yra, energetinis lygmuo aukštas. Tai ir pritraukite gerus, teisingus dalykus. Gausą pritraukite. Tik tai prisiminkite, kad ta gausa, kurią pritraukite, nėra iš dangaus kažkur nukritęs pinigas, o tai yra jūsų įdirbis. Tai jeigu jūs norite pritraukti kažkokią gausą, tai jūs pritraukite ir darbą kartu, kurį reikia įdėti, kad tą gausą patirtumėt. Va, kaip sakant, prašyk visatos, ko nori, ir jinai tau atsiųs, ko tau reikia, kad tą gautum, o ne iš karto tą, ko nori. Va. Tai tiesiog reikia būti atviriem tiem pokyčiam, atviriem meilės energijai. Taro kortos vėl čiupinėjau, tai matyt kažką dar nori pasakyti jos man čia. Mėnulis. Tai va, ir visi sunkumai, kalnai rodo irgi kažkokius
sunkumus, kuriuos įveikėte. Pasikliaukite truputį ir savo intuiciją, vėl dar kartą primenu. Žinokit, kad jūs kaip tas vanduo tekate. Nestovite vietoje, turi judėti viskas. Emocinis aiškumas, einant per nežinomybę su intuicija, kaip ir sakiau, ir pasiekime tikslus per tikėjimą savimi. Nu va, tikėkime visata ir tikėkime savimi. Paleiskim. Tai prisiminkim, aš turbūt nemažai kam buvo praeitą savaitę irgi apie paleidimą, paleisti tai, kas nebereikalinga, paleisti limituojančius įsitikinimus. Gali būti, kad mes save patys stabdom, galvodami, kad nepasiseks, vėl, kaip sakiau, pranašaujam savo neteisybę. Va. Tai pranašaukim gerus dalykus ir paleiskim tą norą kontroliuoti, norą net, sakyčiau, priešintis gyvenimui. Nes, kaip ir sakiau, visata atsiunčia tai, ko mums reikia ir mes kartais nelabai būnam patenkinti tuo, ką atsiunčia. Va, ir truputį atsiranda priešinimuose toks momentas. Ką dar paleisti reikia, pasižiūrėkim. Išvados jau prie pat, jau pasiekiamos. Žiūrėkite į didesnį paveikslą. Ir jūsų svajonės turi turėti praktišką planą. Nu tai va, kaip ir minėjau, nenukrenta viskas iš dangaus. Jūs įgyvendinate viską savo sunkiu darbu. Va. Praktiškai. Ir penkiakampių karalius yra praktiškas strategas. Žino savo gyvenimo kelią, visus veiksmus, kuriuos reikia atlikti. Bet turėdami tą praktišką planą, mes tuo pačiu ir išsilaisvinam, nes išsilaisvinam iš nežinomybės, ką mums dabar daryti, kur eiti, nors ir tokiu būdu pasiduodam visatai. Nes čia, sakytum, toksai reikia planuoti, strateguoti, tai kaip ir kontroliuoti tuo pačiu, ne? Bet tiesiog reikia plano, o paskui jo laikytis, tai kontroliuoti tik tai savo veiksmus. Va. Ta, kas mūsų kontroliai, o kas ne mūsų kontroliai, tai tiesiog paleidžiam. Va. Į didesnį paveikslą žiūrim. Tai vėl priminsiu, kad į tą gerovę, kurios trokštam, reikia pasižiūrėti iš plačiau, nes į tą gerovę reikia įdėti darbą. Bet jūsų mintis, kaip sakyt, čia rašo, kad išvados jau prie pat, jau čia pat. Išryškės jūsų mintise, kas yra šiuo metu svarbiausia, kur žengti pirmą žingsnį, kur pakurstyti ugnies, ką įžiebti iš naujo, va, ką užgesinti, va, susidėlios viskas į vietas, nesijaudinkit. Tik tai nepamirškite, jau kaip pradžioj kalbėjom, atnaujinti savo šaltinį. Ir Lenormand korto sakė namuose ieškoti to šaltinio, to atsinaujinimo. Va. Ir savo aistrose. Kas jūs veža, kas veda į priekį. Labai tematika šita. Va.
ir simbolį, kuriuos kalbėjom pradžioje, irgi apie namus ir šeimą kalba. Tai ten ieškokite tos atspirties. Gerai. Kokių iššūkių čia galim laukti dar? Iššūkius patikrinam. Ryšys. Na va, tai kuo čia tas iššūkis gali būti? Gali būti, kad per savo tuos visus mąstymus truputį tą ryšį kurti gali būti sunku. Arba kaip tik Varnos mums sako, prisiminkite savo ryšį. Vis tiek mes turim šeimą, meilę, ryšį su savim tuo pačiu. Va. Tai kaip einam per gyvenimą, truputį užsisukė tose mintise ir rutinoj, tam ryšiai kurti labai mažai laiko lieka. Tai prisiminkite, kad... Oi, sušlapo kortą. Prisiminkite, kad namai yra jūsų ryšio atnaujinimui skirti. Gerai. Nu ką čia dar galim pakalbėti su jumis, kokį patarimą duosim. Dalinkite savo mintimis. Tai va, ir tą ryšį tuo pačiu atkursite, dalindamiesi mintimis. Gali būti drakonas kažkam aktualus, gal drakono metais gimėte, ar jūsų partneris. Va, tai prisiminkite tokiu būdu savo ryšį, dalinkitės mintimis. Nes pas jūs tų minčių daug ir jomis pasidalinus gal truputį išryškės visi taškai į paskutiniai. Paleisite tuo pačiu tas mintis, kurios jūs kirba ir jums ramybės neduoda. Tai tiesiog išreikškite jas. Ar ant popieriaus išrašykite ir paaiškės kažkas. Tos bus grynesnės mintys. Arba išsikalbėkite su savo artimaisiais. Tuo pačiu ir ryšį pagilinsite ir mintis savo truputį atšviežinsit. Na va. Ir su ta mintimi priekį į kelią. Na va. Nu tai gerai, tai tokia situacija pas jūs. Jūsų įdirbis atsiperka. Reikia nepamiršti atgauti jėgas, namų erdvėj pabūkite, atkurkite ryšius su artimaisiais. Paklauskite savęs karts nuo karto, kur šaukia jūsų siela, kokia jūsų aistra, kur veda intuicija. Va, kokie dalykai jums nebenaudingi, ką reikia paleisti, pagalvokit. Ir prisiminkite, kad jūs esate savo gyvenimo pranašas. Tai ką pranašaujate, tą ir pritraukėte. Pritraukite gerus dalykus, nes kortose bent jau tai tikrai geri dalykai. Tai savo mintis reikškite gražias ir geras, kad pritrauktumėte gerus dalykus. Nu va. Tai gerai, tai tiek šios dienos žinutė tokia. Būkite laimingi, būkite mylimi ir pasimatysime kitą kartą. Iki.